Sveiki, su jumis HDMedia LT ir pokalbių laida Pokalbiai su HDMedia LT. Ir kalbėsime šiandieną apie stereo ir daugiakanalį garsą. Daugelis susiduria su tokia problema, kaip, tiesiog atsisinčiate filmą kažkokia aukštos raiškos su aukštu bitreitu, geru garsu. Tai yra tas garsas yra daugiakanalis, yra skirtas 5.1 arba 7.1 garso sistemomis. Ir pasileidę jį media centre, tiesiog, negirdite to garso. Garso nėra, tai yra centras, neišleidžiams garso. Žiūrite filmą, o ten nieko nesigirdi, tiesiog tyla, tik tai vaizdai kažkokie tai bėgioja. Kurgi yra problemos? Visų pirma, problemos yra kaip ir media centre. Pačiam to, kad media centras, kurį jūs turit, neturi DTS dekodavimo dekoderio. Taip, kai kurie media centrai turi DTS dekodavimo dekoderį, tai tie media centrai kainuoja žymiai brangiau. Bet daugelis media centrų ir dabar daugelis gamintojų į media centrus DTS dekoderio nebededa. Kodėl nebededa DTS dekoderio? Nededant todėl, kad manoma, kad jeigu jūs perkate 4K raiškos media centrą, tai automatiškai turite televizorių, kuris yra 4K raiškos. Ir tas televizorius turi pas DTS dekoderį. Arba tiesiog turite namų kino sistemą, tai yra receiverį, kuris tą DTS garsą dekoduoja ir paleidžia jums 5.1 ar 7.1 kolonėlių. Per tas kolonėlės girdite erdvinį garsą. Taip, kad pirkdami media centrus būtinai atkreipkite dėmesį, ar šitas media centras turi DTS dekoderį ar neturi DTS dekoderio. Tai atkreipkite dėmesį, ar jums jo reikia, ar jums nereikia. Nes daugelis tiesiog turi senus televizorius, perka media centrą, įsiunčia daugiakanalio garso, filmą su daugiakanaliu garsu ir po to man yra skambinama arba rašoma, kad grotuvas yra neveikia, kadangi jisai nepateikia garso ir nieks nieko negirdi ir žiūri filmus be garso. Tai problemos yra ne pačiame grotuve, o problemos tame, kad jūs pasirinkote netinkamą grotuvą. Iš tikrųjų, mano nuomonė yra labai prasta, kad jeigu jūs perkate tokius grotuvus kaip media centrus ir žiūrite, kad yra aukštos raiškos filmus, nereikia 4K raiškos filmų net. Tai jeigu esat filmų mylėtojas, tai iš tikrųjų, reikėtų ir įsigyti DTS dekoderį, kad ir receiverį, žiūrėti filmus su 5.1 ar 7.1 kolonėlių sistema, tai yra mėgautis filmų pilnai, o ne tai, kad, stereo. Tai tiek ir norėjau pasakyti, atkreipkite dėmesį būtinai, kokius grotuvus renkatės, ar jie atitinka jūsų aparatūrą turimą, tai yra techninės galimybės, tiek jūsų aparatūros techninės galimybės. Taip, kad jeigu patiko šitas video, spauskit, kad patiko, jeigu nepatiko, spauskit, kad nepatiko, būtinai pasidalinkite šito video su savo draugais, pažįstamais, kaimynais, pasakykit visiems, kurie turi akis ausis, kad pamatytų šitą video ir galų gale išsiaiškintų, kad ne media centruose yra problemos, kad jie nemato filmų su garsu, problemos yra tame, kad jūs tiesiog pasirinkot netinkamą įrangą arba tiesiog nežinojot, kad ta įranga pas jūs nedekoduoja to DTS garso. Patarimas toks, kaip jau ir sakiau, perkat grotuvus ir pasirūpinkite, kad pas jūs namuose stovėtų 5.1 ir 7.1 garso kolonėlės. Tada tikrai mėgausitės visais malonumais, kurie yra pateikiami meninių filmų, ar dokumentinių filmų, ar multifilmų. Daliname šito video, spaudžiam, kad patinka. Ačiū už dėmesį, iki kito karto pokalbių laidą, pokalbį su HDMedia LT. Šį kartą baigiam.